Tai va, turim automobilį, kuris yra ruošiamas ne sušėrimui, o toks labiau, kaip čia pasakyti, kad gražiai atrodytų ir dar kartais šonu paslystų. Kartais. Tas the key point. Dirbam prie šito mašinos jau, kaip aš ją pradėjau nuo žiemos. Kažką mes ten pradėjom daryti, aš ją dar žiemą ir važinėjau, nes čia ir kaip deilis dar tą pačią žiemą buvo, tada žiema praėjo, pradėjom daugiau darbų daryti, čia tada atsirado kitokie modai, dėžės svapas tada įkrito, 6 bėgių ZF-as su planu dėti ant 3 litrio benzo, visa galinė važiuoklė dizelio palikta, kas čia toliau, loko nėra. Tik tai priekio stafkės ir ratai platus sumesti. Jo, tai visą žiemą darėm saloną jam, ko aš labai iš tikrųjų didžiuojuos. Salonas yra vienas iš tokių geresnių momentų šito automobilio. Sudėjom lopšius, kuriuos radau už žiauriai gerą dealą. Kuris ten taip ošia? Sudėjom salono apdailas, tai yra alkantarinės visokias apšyfkės. Vienas užsisakinėjau, kitas dariausi pats. Čia man galima pasižiūrėti, čia dariaus pats. Šitų dalykų nenuimsi. Tai viskas buvo aptraukta, nusipirkus medžiagos iš parduotuvės Danesa. Ten galima rasti tokių dalykų. Not sponsored, tiesiog sakau. Jeigu kas norit patys DIY tokį dalyką, prašom, here you go. Tai šį sezoną radau FB Marketplace ratus už visai gerą dealą. Važiavau į Panevėžį. Tik pamačiau, kad yra skelbimas. Tiesiai į Panevėžį skutau, kad nusipirkti šitos ratus. Spekai yra, aš nežinau, ET, nes pats owneris nežinojo, koks yra ET, bet aš spėjau, koks ET 20. 8,5 J ir 17. Užmautas 205 kiam padangos. Priekiai yra naujos, gale mediniai, nankangai. Visur yra kiniečiai, patys geriausi. Elektriniai langai visi 4. Aukščiausia komplektacija. Hi-Fi kolonkės, aš jų neišėmiau, palikau. Tik kad visas salonas vibruoja. Nuo sportinių modifikacijų. Poli pakaba. Čia buvo seniau jau sudėta tokie dalykai. Ir turime vairą, kuris nusiema. OMP Made in Italy su Akira Nakai parašu. Čia iš to RVB evento. Tada turim shifterį. Čia yra adapteris uždėtas tok shifterio. Jokio short shifterio nėra, tiesiog viskas poli ten yra sudėta. Jisai va, shiftinasi visai nemažą turi eigą. Bet aš jums parodysiu, kas yra planuose sudėti vietojo. Gal šitas nobikas liks, nes čia Forged Carbon tikras nobikas. Tada turim apyrankę. Drifting department. Ir turim cup holderį iš Autaibės. Šeriant išlaiko visą pilną Monsterio skarbę neatidarytą. Ir atidaryta. Ir neiškrenta. Tai labai geras dalykas. Autaibė 5 eurų kainuoja. Lubos, va, galim pamatyti lubas. Nelabai mes čia jas galim pamatyti. Labai geras kilimas. Čia yra ispaniškos užuolaidos. Irgi medžiagos iš Danesos. O dabar galim judėti į garažą, kur aš jums papasakosiu, kokie yra šito automobilio tolimesni planai, keliai. Make yourself exempt. Pussy footing around, we getting y'all nowhere but stuck. Nowhere to duck, bullets fine. Niggas die, rockets and blasted, how drastic. They got the nerve to ask me why I need the Pametėm skudurėlį. Tai va, tada atvykome į garažą, Martynas čia labai gražiai apšvietė šitą automobilį. Galvas nesusitrenkt čia įeinant į garažą, bet aš jums šiandien aprodysiu dar, ką šitas automobilis gaus iš modifikacijų šį sezoną iki Jume Drift evento. Tai reikia pasiruošti rankinį stabdį
kurį mes jau esam nusipirkę, viskas yra supirkta, tiesiog reikia nuvažiuoti pas kolegas. Kad mums padarytų truputį metalo išpjaustymų, metal work ir taip toliau. Tai mes dėsim dual caliper setupą. Kas nežino, kas tai yra toks dalykas, kur dar yra palikta visa stokinė stabdžių sistema, veikia ABS-as, bet rankinis stabdis yra prijungtas visiškai atskirai prie stabdžių disko ir jisai veikia atskira sistema, jį nuorinti reikia atskirai, turi savo rezervuarą ir neinterferina su mašinos dalykais, kas čia man į akį krydo. Kaip tai atrodys, tai esu nusipirkęs stebulės. Čia jau matot yra stokinė tvirtinimo vieta. Turi nusiimti visą šitas dust shieldas ir šitoj vietoj iš kitos pusės irgi tvirtinsis šitą kaliperio tvirtinimas. Kaliperiai yra irgi nupirkti nauji. Mes bandysime šios primautinti iš kitos pusės ant disko, kad užsidėtų ir turėsime dvigubo suporto setupą ant mūsų 2 litrų dizelio. Yra ir nauji diskai, viskas, reikia tik tai nuvežti pas meistrą, poną Andrių Mad Metal, kuris man padės pasigaminti šitą sistemą. Kas toliau seka iš mūsų modifikacijų, tai yra short shifteris. Pasirinkome Odessa CNC. Turime štai tokį shifterį, kuris yra pritaikytas su bolt-in vietomis į pirmuko arba E9 kėbulą, ilgesnis, kad galima būtų labai greitai pasiekti jo rankeną. Kas toliau iš mūsų modifikacijų, tai turim iš reverse labo rankinį. Rankinis bus netoks, ne kaip šlotkoti trauksim. Rankinis bus originalioj vietoj, po ten, kur ir dedasi gamyklinis rankinis trosinis stabdis. Ir va tai mes jį tampysim. Pasiėmėm iš reverse labo su širdutėm, labai gražu, su kinietišku šituo cilindriukas. Su kinietišku cilindriuku 0625, čia viršui suksis rezervuaras ir viena šlanga eis splitinsis į 2 kaliperius, kurie eis į stabdžius. Ir va tai mes turėsime dual caliper setupą. Taip, gal man dar reikia pasidaryti, aš žinau, kad man reikia dar pasikeisti šitą, tai žinau, kad pas mane jis dabar yra suplyšęs. Reikia įsidėti visą. Ir daugiau kaip ir modifikacijų iki UMS Drift mes nelabai ir turėsim, nes loko jau nebespėjau susidėti. O apie UMS Drift, tai sekit naujienas Instagrame, ten mes kiekvieną dieną updatinam ir postinam naujus postus, vairuotojų, sponsorių, storiakus, kaip ruošiasi žmonės ir susitiksime UMS Drift. Ir ten galėsit pamatyti šitą pirmuką in action, tai tik tai 2 dieną. Nes 1 dieną mes ten žiauriai stipriai dirbsim ir neturėsim, kada mes ten driftinti. Tokie mūsų reikalai laukia toliau šią vasarą. Alio. College Park is really on the map. We coming around Atlanta and the niggas are really strapped with the motherfucking guns and the motherfucking clocks. The heat is the gas, nigga, don't, yeah, it don't stop.